Sveiki žvejai. Tai šis savaitgalis man susiklostė šiek tiek kitaip nei planavau. Neplanavau iš jų žvejoti, bet esu prie vandens, laukiniam telkiny. O iš tiesų, tai mane čia pakvietė pažvejoti Mindaugas iš KGL ir gavęs tokį pasiūlymą, net nesudvėjojau. Iš pat vakaro susidėjau daiktus ir atvažiavau čia į vietą pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Pasijaukinau 2 taškus. Tai į tašką sumečiau po puskilį Fish Pineapple 18 boilių. Pats telkinys yra pakankamai sudėtingas, o sudėtingas tom, kad iki žvejybos vietos reikia labai toli neštis daiktus per brūzgynus, šabakštynus ir erkių labai daug. Žodžiu, viską įvertinęs, nutariau nelikti su nakvynė, o atvažiuoti tiesiog ant rytinio kliuvuko. Kilęs 4 ryto, šiek tiek po 5 meškerės jau buvau sumetęs, na ir praėjus pusvalandžiui po užmetimo, pirma žuvis krante, tai skubu jums ją parodyti ir papasakosiu, ant ko pavyko ją suvilioti. Gražuolis. Įsivėlęs buvo į žolės iš čia. Va. O, kaip įsisegęs. Paupytės švarios. Va, koks masaliukas. Gaudau čia ant Fish Pineapple su puselė tutti frutti plaukiančio boilio. Tai įdėsim kol kas biškį mesyčią į maišą, nes ką tik užsimetęs buvau ir noriu persimest ir žvejot toliau, gal bus dar tų kibimų, o šitą gražuolį paveiksluosim visai netrukus. Štai koks mūsų rytinis laimikis, gražuolis karpis, davė gerą kovą, buvo lindęs čia į žolės, jau galvojau, įstrigęs mirtinai, bet nieko, išėjo. Įsisegęs į lūpytės vidurį. Super, nu, labai laimingas. Ačiū, Mindaugai. Aš laimingas. O, kiek gražuoliai gyvena mūsų laukiniuose Lietuvos telkiniuose. Viename iš žvejybos taškų gaudau iš priekrantės. Tai yra pakankamai nemažai žolių, dugnas nėra švarus, tai naudoju vat štai tokį ilgesnį pavadėlį. Tai gal, tarkim, jeigu centimetrais, tai būtų apie 30 cm. Pats telkinys čia dumblėtas, tai kitas taškas yra ant dumbliuko, tai tenais naudoju dar ilgesnį pavadėlį. Tai vat taškelis priekrantės taškas, masaliukas štai toksai, solidi PVA koinė, tai yra joj šiek tiek patrupintų Fish Pineapple boilių, tai ant ko, reiškia, ką dedu ant plauko, tą dedu ir į koinę, ir naudoju Method Feederio čia tokį All Season miksiuką. Tai jį sudaro kelių rūšių peletės, jisai yra 2-4 mm skersmens pelečių miksas ir skirtas Method Feederiui, bet aš jį naudoju ir į PVA. Tai man jisai pasiteisinęs yra, greitai tirpsta, nu žodžiu, fainas labai. Tai va, tai toks mano darbinio taško receptas ir va, štai kaip atrodo visas montažas. Tai einu persimesiu meškerės, žvejosiu šiandien iki kokios 10 ryto. Turiu šiek tiek prieš 12 reikalų, tai viena žuvytė jau yra krante, tikėkime, kad bus dar viena. Kadangi dugnas pas mus čia nėra labai švarus, tai naudoju didelės solidžias PVA koinės, 35 mm skersmens, antram taške gaudau su pure fish boiliukais, tai PVA darau labai paprastai, va, tiesiog, kadangi čia gamtoj neturiu nei jokių krūšų, nieko, tiesiog su pirštais pasitrupinu boiliuku, šiek tiek boiliuku. O ant viršaus, štai va mūsų All Season Method Feeder miksiukas. Tai šitas miksiukas sudarytas yra iš 4 rūšių.
Jame yra ir lovoilo, ir fishmealo, ir bloodwormo, ir red halibuto. Tai žodžiu toksai firminis čia mūsų. Visokių mažų peletyčių, tai kurios tirpsta vienas greičiau, kitos lėčiau. Ir sudaro patrauklų tokį maistinį jauko debesėlį, kas karpiam labai patinka ir duoda gerus rezultatus. Tai va, tai produktas ne tik method feederiui, bet tikrai galima naudoti ir jį PVA, įvairiem PVA užpildam ir tarkim netgi jaukinimui su raketa varžybų metu, kada norim, kad žuvis neprisivalgytų, o nuolat išlaikyti maistinį signalą vandenį. Tai štai, vat, mano kokia solidi dičkė koinytė ir ruošiamės užmetimui. Aš naudoju štai va tokį balansuotą masaliuką. Va. Ir jisai, reiškės, pakyla per plauką nuo kabliuko, bet pačio kablio neatkelia. Tai va, netrukus mes jį ir užmesim. Nu tai ką, pas mus čia netrukus bus 8:30. Tai kol kas daugiau kibimų neturėjau. Tai aišku, tokį gražuolį veidroduką pagavus reiktų šampano šaut. Aš šį kartą pasitenkinsiu vandenuku. Laukiu dar kibimo. Pabūsiu dar kokį 1,5 valandos. Ir reiks šiauštamo. Tai dar be pusryčių. Čia kol susimečiau, kol ištraukiau, kol užsifilmavau, kol nusifotkinau. Nu tai va, tai metas užkasti ir man. Labai džiaugiuosi, kad pavyko čia atvažiuoti. Man jau nuo seniau patinka tokios tos blitz sesijos. Aš ir seniau darydavau, net būdavo senais laikais į Pūnę kokią nuvažiuodavau pusdieniui tenais, tarkim, ką pagauni 2 žuvis ir prašau, nu, ir pažvejojęs, ir laiko dar turėjo. Tai va, ir montostos nereikia temptis palapinių, statyti, nakvot, grilių kept, aišku, to irgi labai norisi, bet kartais va, ir tokios trumpos tos žvejybos suteikia nemažai gerų emocijų. Tai ką, mėly bičiuliai, pas mus 10 valandą ryto, nusiminėjau, važiuoju namo, tai sugavau vieną žuvį iš vieno kibimo, to labai džiaugiuosi, laukinuką pagaučiau per keletą valandų. Nėra šiaip įprasta praktika ir nėra paprasta, tai labai esu patenkintas šiais rezultatais. Čia tikrai dar grįšiu ir bus tų video dar ir daugiau. Tai iki kitų kartų pasimatysim prie vandens.